Sveiki kolegos. Kągi šiandien pakalbėsim apie vieną stabiliausių sprendimų, ką galit pasirinkti taikliem šūviam, tai yra šaudymo trikojai. Ir čia yra vieni iš rinkos lyderių, tai yra Kof Jäger produkcija. Nuo pačių pigiausių iki pačių brangiausių. Pats vieną iš jų naudoju jau daugiau nei 4 metai, tai tuo pačiu pasidalinsiu savo patirtimi. O dabar pradėkim nuo pačio prieinamiausio modelio. Kaip matot, naudojimas yra labai paprastas. Įsidedat šautuvėlį spaustus, su šitą rankenėlę prisiveržėt. Šitą rankeną reguliuoja tempimą vertikaliai, laisviau arba standžiau, šitą horizontaliai. Ir viskas, iš principo pasireguliuojat pagal save ir puikiausiai galit taikytis ir rankos lieka laisvos, galit naudoti termovizorių, aš mėgstu kamerą su savim pasiimti. Tai viskas paprasta ir aišku, šio modelio kaina yra apie 300 €. Iš principo nuo brangesnio modeliuko skiriasi tik tai pati galva, kojos yra tos pačios. Tai kas norit pataupyti biudžetą, tai šitas variantas tikrai puikiai tiks. Jo gal vienintelis niuansas yra toks, kad galva netaip švelniai sukeliojasi į visas pusės kaip brangesnių modelių, bet kainos kokybės santykis tikrai puikus. Keliaujam toliau ir pereinam prie modelio, kurį pats naudoju jau virš 4 metų. Tai pagrindinis jo skirtumas yra, kad pigesnio modelio galva yra iš plastmasės, o čia jau yra metalas. Taipogi turim pagumavimus ir žymiai švelnesnių nustatymų galimybę. Ta prasme, šita galva leidžia truputį detaliau viską nusistatyti pagal save, kad jau viskas būtų idealiai. O iš principo kojos yra tokios pačios kaip ir pigesnio modelio ir kaina būtent šio stovo yra apie 500 €. Na ir paskutinis top modeliukas, tai yra būtent šis modelis su karboniniam kojom. Tai pagrindinis skirtumas yra, kad kojos pagamintos iš karbono, jisai yra lengvesnis, galva lygiai tokia pati kaip prieš tai buvusio modelio, turi kabliuką, ant kurio galit pasikabinti kuprinę ar kažkokį, nežinau, ką su savim nešiojatės, plus priduosit stabilumo, nes svoris bus, turi reguliuojamus kojų užrakinimus. Ir iš principo tokie pagrindiniai skirtumai. Šio būtent trikojo kaina yra apie 700 €. Tai kas norit nešiot mažiau svorio, puikiai galit rinkti šį modelį. O čia yra mano senolis. Kaip matot, jau matęs gyvenimo, truputį apibraižytas, bet viskas veikia puikiai. Šiek tiek patininguotas, prie šitos galvos galima nusipirkti tokią plokštelę, ant kurios tvirtinasi trikojų galvos. Gali tvirtinti žiūronus, spotting scope, tą patį termovizorių. Žodžiu, ką sugalvojat, pas mane yra kamera, labai patogu, kur taikaisi, ten ir kamera žiūri. O apibendrinant, kam skirti šitie šaudymo trikojai, tai galbūt tokie medžiotojams, kurie mėgsta pasėdėti kirtime, kažkur pamiškiai, laukuose, kad turėt stabilų taikymasi,
nereikėtų apkrauti rankų laikant šautuvą ir galima būtų mėgautis medžioklės malonumais. Tai ačiū, kad žiūrėjote, kaip visada gražių akimirkų medžioklėse. Jeigu turėsit klausimų, parašykit komentarus, pasitengsiu juos atsakyti. O visus šios trikojus rasite mūsų elektroninėje parduotuvėje huntpro.lt. Iki pasimatymo kitą kartą.